Advisory Union turim tokią bendruomenę, kur kviečiame tiek kolegas, tiek partnerius, tiek klientus, klientų atstovus ir srities profesionalus pasidalinti vienomis ar kitomis žiniomis. Tai kas neprisijungia, galit mūsų sekti per LinkedIn paskyrą, o taip pat laikas nuo laiko pasižiūrėti ir tam tikrus pranešimus mūsų svetainėje. Apie save šiek tiek, kas nepažįsta, tai mano daugiau kaip 15 metų kibernetinio saugumo valdymo sritis, patirtis 10 metų rizikų veiklos tęstinumo, 15 metų projektų valdymo, nuo 20 metų esu ISAKOS narys ir nuo 10 metų esu Lietuvos standartizavimo departamento techninio komiteto rizikos valdymas pirmininkas ir narys. Ir mano sertifikatai arba kryptis arba sritis, kuriuose domiuosi, tai projektų vadovas esu informacijos saugumo valdymo ekspertas, rizikų valdymo ekspertas, incidentų valdymo ir turiu 3 vyro auditorius pagal 27.1, 20 022 301. Kas dar manęs neturite ir nesate prisijungę, galite nusiskanuoti, prisijungti per LinkedIną, priimsiu visų užklausimus ir jeigu turėsite vienu ar kitų klausimų, galėsite betarpiškai užduoti ir man LinkedIn paskyroje. Tai pranešimo tikslai pas mane būna 2, pristatyti aktualumą, motyvuoti veikti ir turbūt įžangai, kai rengiausi, norėjosi tokį pabrėžti, uždėti tam tikrus akcentus. Tai kodėl būtent mes, kaip advisory, diskutuojam tą temą, kur čia mūsų ta patirtis yra, tai aš įdėjau tokias 2 slaidas, tai viena slaidė yra apie tai, kad balandžio mėnesį buvom pasirašę sutartį ir jau sėkmingai gyvendinom su Krašto apsaugos ministerija ir į Nacionaliniu kibernetinio saugumo centru pasirašytą sutartį, kurios tikslas buvo padėti kibernetinio saugumo subjektams susigaudyti, kaip bus rengiamos politikos, tvarkos ir kiti dokumentai pagal TIS2 direktyvą arba pagal kibernetinio saugumo įstatymą ir jį įgyvendinančius teisės aktus. Tai rezultatai politikų tvarkų sąrašos, reikalavimų įgyvendinimo gairės, rengimo instrukcijai ir panašiai. Ir NKS bent pažadėjo, kad artimiausiu metu planuoja visas gaires pateikti, naudotis kibernetinio saugumo subjektam ir ne tik kibernetinio saugumo subjektam, tam, kad suprasti, kaip jį mato atitinkamus reikalavimus. Tai ką mes padarėme, mes viskas, kas buvo teisės aktuose, tiesiog bandėme praktiškai aprašyti, kaip turėtų būti gyvendinti vieni ir kiti reikalavimai. Ir dar tokia truputį patirtis irgi apie įmonę, ypač per pastaruosius tos 4 metus, nes čia buvo didžiausi virsmai, tai yra ir pasirengimas TIS2 direktyvai, ir jos jau gyvendinimas ir panašiai. Plus dabar turime dar įvairias kryptis, tai yra DORA, MiCA, tai finansų sektoriuje ir dabar labai aktualu yra energetikos sektoriuje, kas dar nesat susipažinę pagal vieną iš ES reglamentų buvo į teisės, į energetikos įstatymą perkeltos nuostatos susijusios su energetikos sektoriaus kibernetiniu atsparumu. Tai ten atsiranda vėl tie patys vertinimai, atitikties rizikų, įsilaužimo testavimą ir toks kaip galutinis dokumentas bus atitikties deklaracija, kurią turės pateikti norintis patekti į bendrą tinklą. Ar tai būtų energetikos, elektros, saulės gamintojai, saulės jėgainės ir taip toliau turės įgyvendinti tam tikrus reikalavimus. Tai čia tokios kryptis, todėl tie 4 metai tokie simboliškai svarbus ir per 4 metus mūsų įmonė įgyvendino daugiau kaip 90 kibernetinio saugumo valdymo projektų, iš jų mes matom yra 11 CISO įgyvendinta, 12 TIS2 pasirengimo, net 17 informacijos saugumo valdymo sistemų diegimas ir 35 įvairius auditai. Ir šiuo metu mūsų įmonė įgyvendina apie 36 projektus kibernetinio saugumo valdymo srityje, iš jų virš 20 CISO klientų, iš kurių netgi 2 didelės, labai didelės įmonių grupės. Viena yra degalinių tinklo grupė didžiulė, kita yra logistikos kompanija, netgi 9 informacijos saugumo valdymo sistemos diegimo projektai. Čia matau ir Jonas yra prisijungęs iš Regitros, tai Regitroje kaip tik vienas iš klientų, kur dabar diegiame, ir 3-5 TIS2 pasirengimo projektai. Tai ta patirtis šiek tiek ir leidžia apibendrintai pasakyti, kas vis dėlto yra tas CISO, ką jis daro ir kokios jo yra pagrindinės turbūt funkcijos.
Tai pradžiai turbūt pradėkim nuo to iš principo, kas yra tas CISO arba kibernetinio saugumo vadovas. Tai netikiu čia jo savokos, savokai yra prašyta kibernetinio saugumo įstatymą ir įgyvendinančiam teisės aktuose, bet kibernetinio saugumo įstatyme būtent 15 straipsnį 5 punkte yra nuostatos, tai yra reikalavimai, kuriuos turi atitikti. Ir mes matom, kad tai turi atitikti valstybės tarnybos įstatymė tarnautojams nustatytos nepriekaištingos reputacijos reikalavimus. Labai įdomi nuostata, dabar galvojam, kaip tik su mano kolegė Giedrė, kaip vienas klientas klausė, kaip turėtų būti gyvendinta, tai mes supratom, kad tam, kad tai atitikti, turėtum kaip paslaugų tiekėjas, pavyzdžiui, išpildyti valstybės tarnybos įstatymę numatytą nepriekaištingos reputacijos deklaraciją, kurią patvirtino Lietuvos Respublikos vyriausybė. Tai toks labai įdomus reikalavimas, bet turbūt jį kiekvienas tai turės užtikrinti. Antras punktas, negali turėti administracinės nuobaudos už atitinkamus pažeidimus. Vėl kaip įgyvendinti pakankamai sudėtinga, tai aš įsivaizduoju, jeigu keltume tokį reikalavimą, reiškia, kiekvienas tas, kuris vykdo tas pareigas, turėtų atnešti iš informatikos ryšių departamento pažymą apie tai, kad jis neturi nuobaudų administracinių būtent už šitos teisės akto pažeidimus. Nu, bet okei. Nu ir mes matom 2 metų patirtis, aukštojo mokslo diplomas, tarptautinių lygmenių kvalifikacija patvirtintas sertifikatas arba turit išlaikyti kibernetinio saugumo vadovo egzaminą. Ir čia tokie formalūs reikalavimai. Tai dabar mes taip per visą tą patirtį apibendrintai, tai kokios reikia patirties kvalifikacijos žinių. Tai turbūt jau mūsų patirtis rodo, kad iš tiesų aukštasis universitetinis išsilavinimas ar neuniversitetinis yra labai svarbus, privalumas išsilavinimas teisės, informacinių technologijų, kibernetinio saugumo valdymo srityje. Ir čia pamatysite, tai reikalavimai yra netgi perkelti iš mūsų reikalavimų keliamų kandidatam į kibernetinio saugumo vadovus. Todėl čia nėra tokių atsitiktinių nuostatų tam tikrų. Tai reiškia, mes nemažai per tą patirtį 15 metų visada atsirinkinėdavom žmonės ir visada spręsdom, tai vis dėlto kokios tos pakraipos turėtų būti specialistai, kurie įgyvendina kibernetinio saugumo vadovo funkcijos. Tai tarp teisės turbūt, tarp informacinių technologijų ir tarp kibernetinio saugumo valdymo srityje, tai pasakysiu, tol, kol nebuvo turbūt Riomeryje nerengė kibernetinio saugumo vadovų, tai Alma Litera turbūt buvo daugiausiai koks Kauno technologijos universitetas, kur buvo irgi dėstoma tiek IT srityje, tiek šiek tiek kibernetinio saugumo srityje. Tai pats turbūt artimiausias išsilavinimas iš tiesų buvo IT, bet su tam tikra potekste, nes, pavyzdžiui, kai rinkdavomės tarp teisininkų, kurie turi šiek tiek teisinių žinių, geba daryti, ypač auditam ir taip toliau, ir taip IT žmonių, tai žinokit, nugalėdavo vis dėlto teisinės daugiau žinios. Ir, sakau, kol nebuvo Riomeryje universiteto šitų kibernetinio saugumo valdymo magistratūros studijų, mes daugiau netgi skirdavom dėmesį arba tą privalumą tiems, kurie yra teisininkai ir dirba kažkur tai IT srityje. Dabar be abejo, turbūt kibernetinio saugumo valdymo ir ypač specializuotos žinios yra svarbu. Ir versus tai aš sakau, kad turėtų turėti ir tam tikrų informacinių technologijų žinių arba kvalifikaciją, kad suprasti, kaip iš principo veikia, sakykime, ta visa infrastruktūra. Dabar 2 metų patirtis, aišku, jinai gerai yra, bet vėl jeigu rinktis tarp informacinių technologijų, kibernetinio saugumo, tai privalumas turbūt ne tik bendrai kibernetinio saugumo, bet CISO. Ir mes čia turim patirtį ir tarp kitko tarp mūsų yra prisijungęs irgi Povilas, mūsų kolega. Tai mes turėjom patirtį, kad prisėmėm 2 jaunus kolegas. Vienas buvo, kuris labiau domėjosi IT, tai yra ir technologiniais pažeidžiamumo vertinimais ir skanavimais ir panašiai, o Povilas jis daugiau buvo toks, kaip, sakykime, turintis geras labai dėstymo žinias, turintis gerą suvokimo dokumentų rengimo ir taip toliau. Ir vis dėlto iš tų 2 kolegų, kaip tik pasiliko Povilas, nes labai buvo technikui sunku įgyvendinti kibernetinio saugumo vadovo paslaugas, nes reikėdavo skaityti daug dokumentacijos, reikėdavo suprasti teisės aktus, galiausiai mokėti išdėstyti mintis ir panašiai ir panašiai.
Ir kaip sakau, papildoma patirtis, tai yra labai turbūt svarbu, kad išmanyti visus tarptautinius ir Lietuvos teisės aktų reikalavimus. Tai o mes čia turime tą patį bendrai duomenų apsaugos reglamentą, TIS2 direktyvą, DORA, MiCA, kibernetinio saugumo įstatymą ir panašiai. Tai turbūt kibernetinio saugumo vadovas, jeigu jisai nesupranta tų teisės aktų reikalavimų ir, kaip aš sakau, neturi tos truputį teisininko gyslelės, kad būtų galima juos dar ir pasigilinti, išsiaiškinti, būtų labai sudėtinga užtikrinti kibernetinio saugumo valdymo tas funkcijas, nes vis dėlto jis savyje truputį yra ir atitikties pareigūnas, kurio pagrindinis dalykas turbūt be visų kitų, kas yra labai svarbu užtikrinti kibernetinį saugumą, užtikrinti ir tų teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą. Nes jeigu žiūrėti TIS2 direktyvą, kuri perkelta kibernetinio saugumo įstatymo, tai jos neįgyvendinimo pasiekmė arba nepilna atitiktis pasiekmė turbūt ir gali sukelti tas teisinės pasiekmes, tokias kaip baudas, veiklos sustabdymas ir panašiai. Toliau gebi praktiškai pritaikyti pasaulinę praktiką, tai sakyčiau taip, tai yra labai svarbu ir ypač tokie standartai kaip NIST, SysControl, ISO 27000, pasaulinės praktikos žinios ir praktinis pritaikymas yra labai svarbus. Tada geros žinios arba turi turėti geras žinias apie kibernetinio saugumo techninės priemonės irgi labai svarbu, nes atliekant rizikų vertinimą, netgi atitikties vertinimą ir aiškiai turi suprasti vis dėlto, tai ką padengia tos technologinės priemonės, techninės priemonės ir ko nepadengia. Nu, jeigu kokiai žiūrėtume kokią privilegijuotų prieigų valdymą, pavyzdžiui, kai darėm mokesčių inspekcijų auditą, tai mes ne tik turėjom žiūrėti, kokias sistemas padengia ir administratorius, pavyzdžiui, kaip užtikrina privilegijuotų prieigų kontrolę, bet turėjom žiūrėti testinėje aplinkoje, gamybinėje aplinkoje, kūrimo aplinkoje, tai vis dėlto netgi pasidaryti tam tikrą matricą. Tai tokie dalykai leidžia irgi, tos žinios leidžia tinkamai gyvendinti tiek tos pačius auditus, tiek atitikties vertinimus ir panašiai. Nu ir turbūt dar turi turėti pradinės bent jau projekto valdymo žinias, tai yra, jeigu mes kibernetinio saugumo vadovo funkcijas daugiau suprasime kaip procesų valdymą, tai turbūt pasirengimą, ypač TIS2 direktyvos ar kibernetinio saugumo įstatymo reikalavimų įgyvendinimą, tai vienareikšmiškai čia turės būti valdomas kaip projektas, kuris turi labai pradžią aiškiai ir pabaigą ir labai aiškius rezultatus. Tai va, matom, kad tų patirties, kvalifikacijų, žinių yra pakankamai nemažai. Nu ir tam tikros savybės, žingeidumas, domėjimasis teisės aktų reikalavimais, praktika, mėgti dirbti su dokumentais. Ir va čia iš mano nejaugi turimos patirties, tai tipiškai turbūt tie, kurie mėgsta dirbti su technologijomis ir gilinasi į technologinės detalės, tai aš visada sakau, geriau eiti turbūt į kokį pentesto komandą, kur iš tiesų bus testuojama iš technologinės pusės, negu eiti kibernetinio saugumo vadovo komandą. Nes čia tu turi mėgti dokumentus, pats turi gebėti parengti politiką, peržiūrėti, pats turi gebėti parengti, atlikti tą patį rizikų vertinimo rezultatus surašyti ir mokėti dirbti su dokumentais. Taip pat turbūt mėgti dirbti su žmonėmis, tai bendravimas, puikias darbo komandoje įgūdžiai, nu ir nebijoti prisimti atsakomybę, nes kartais gali būti kaip vienas, kaip aš sakau, karys, tai yra tu būsi galutinis žmogus, kuris turėsi priimti sprendimą, nes visų akis bus į tave. Ir aišku, didžiausia klaida yra, kai paskiriamas kibernetinio saugumo vadovas ar CISO ir galvoja, kad jis viską turės įgyvendinti. Tai nieko panašaus. Mes matom turbūt ir iš to pačio su Jonu iš Regitros atvejo, kad vis dėlto turi begalės būti traukta visa komanda, jeigu yra atliekamas koks veiklos poveikio vertinimas, tai turi ir proceso savininkai dalyvauti, IT žmonės, service desko žmonės ir panašiai. Orientuotas į tikslus, tuo pačiu gebėti tinkamai valdyti procesą, taip, turbūt tikslas yra užtikrinti tą patį kibernetinį saugumą, kaip aš sakau, pasiekti tam tikrą milestoną, bet nepamiršti, kad yra labai daug vieną šalia kito procesų, kuriuos kiekvieną tą procesą turi suvaldyti. Nu ir toks fantastinis savybė, gebėjimas savarankiškai rengti politikas, atlikti rizikų vertinimo, atitikties poveikio vertinimo, veiklos tęstinumo planus, mokymus organizuoti veiklos tęstinumo planų išbandymo pratybas.
Na ir čia aišku klausimas yra, ar tiek gali gebėti vienas specialistas. Tai čia turbūt va ties to noriu šiek tiek biškiai apsistoti ir turbūt pasakyti, ar vienas gali sugebėti, taip, bet jis daugiau bus koordinatorius, ambasadorius ar kitaip pavadinti ir visų savybių truputį turės po truputį. Bet dažniausiai žmonės specializuojasi tam tikroje srityje ir vienas labai gerai rengia dokumentaciją, kitas labai gerai veda mokymus, trečias labai gerai atlieka rizikų vertinimus. Tai aišku, kai yra išorės paslaugų teikėjai ir vėl NKS liktai žmonės ir kamo sakė, ne, viską reikia augintis pas save, visus žmonės turėti pas save ir taip toliau, tai užsiauginti tokį vieną žmogų, kuris atliktų visą tai, be, pavyzdžiui, išorės paslaugų teikėjo pagalbos būtų sudėtingai. Netgi pas mus kompanijoje, sakykime, yra tos veiklos, kur aš, pavyzdžiui, mėgstu daryti ir kurių nemėgstu. Man, pavyzdžiui, atitikties vertinimas, jis man galiu daryti, bet nepatinka. Rizikų vertinimas patinka, galiu daryti. Bet dabar, pavyzdžiui, mano visa galva ir visas dėmesys yra veiklos tęstinumo užtikrinimas. Man tai patinka, mane veža, aš kiekvieną dieną tą darau ir man nuo to kaifas. Tai, bet turbūt, turiu žinoti visų tų savybių ir kad galėčiau atlikti vis dėlto ir parengti ir politiką, galėčiau atlikti ir atitikties, ir rizikų vertinimą ir panašiai. Tai mes matom, kai komanda dirba ypač, tai jie specializuojasi tam tikrose sritise. Kai tu esi vienas, tu turi gebėti padengti tas visas sritis. Ir aišku, dar vienas turbūt iš tų galbūt būsimų galimybių, kai atsiras automatizuoti įrankiai, kurių pagalba tu kaip CISO galėsi užtikrinti tam tikras funkcijas. Tai čia yra prisijungę irgi kolegos iš Trust Guru, tai va šiuo metu būtent ten ir yra kūriamas įrankis, kurio pagalba bet kuris CISO žmogus, turintis bent jau, sakykime, minimales vidutinės žinias, jis įrankio pagalba gali pasirengti dokumentaciją, nes ten sudėti templėtai, atlikti rizikų vertinimą, nes ten yra metodika, atlikti poveikio vertinimo, pasirengti veiklos tęstinumo išbandymo planus, nes ten yra visi sudėti, galiausiai užpildyti tam tikrus registrus ir taip toliau. Tai vis dėlto turbūt ėjimas link to automatizavimo, dirbtinio intelekto, tai iš tiesų leis tada tam vienam žmogui, kuris, kaip vadindavome, yra orkestras, pilnai užtikrinti visas tas veiklas. Pradžiai truputį nuo pasirinkimo, kadangi aš suprantu, kad nemažai organizacijų yra nuėjusios tuo keliu, bet turbūt yra ir tų organizacijų, ir čia mačiau ir mūsų, kai kurie net ir klientai, kurie tik tai yra pirminėme kelyje. Tai va tas pirmas kelias, kaip aš sakau, viskas prasideda nuo religijos, kaip mes vadinam turbūt, ką reikia pradžiai pasirinkti, tai reikia pradžiai pasirinkti kibernetinio saugumo valdymo frameworką. Ir man jau paminėti, ką mes turim, tai kibernetinio saugumo reikalavimo aprašą irgi galime žiūrėti kaip tam tikrą frameworką, nes ten yra skyriai, aiškai, kontrolės priemonės ir taip toliau. Turim ISO 27001, turim NIST, turim CIS 18, šiek tiek biškį apie jos pakalbėsiu. Ir toliau gyvendinimo keliai aš tokius pabandžiau išskirti 3. Tai yra risk-based, process-based and controls-based. Ir aš pabandysiu paaiškinti, ko vienas nuo kito gali skirtis. Aišku, turbūt labai daug tonusų užduoda teisės aktų reikalavimai. Tai jeigu tu esi kibernetinio saugumo subjektas, tai tu vienareikšmiškai tau kelias bus kibernetinio saugumo reikalavimo aprašas, galbūt šalia 27001 ir panašiai. Tai turbūt NIST, CIS 18 ir mūsų patirtis rodo, kad jinai daugiau tinkama yra privačiam verslui, kuriam nėra atkeliami tokie reikalavimai. Tai vat, ką mes matom iš tų frameworkų, tai jeigu 27001 turi savyje 93 kontrolės priemonės, kurios į 4 grupės papuola, tai kibernetinio saugumo reikalavimo aprašas yra 12 skyrių ir pagal tos skyrius mes esam parengę 13 tvarkų, įskaitant vieną kibernetinių incidentų valdymo planą, tai galime taip apibendrintai pasakyti, kad ten ir yra programuota kažkur tai iki kokių ten, maks turbūt kokių 10 kontrolės tai priemonių, kurios pasidengtų pagal netgi ISO 27001, gal truputį daugiau. Tai takoskyra tarp vieno ir kito yra, bet tai irgi yra frameworkai. Ir vėl matom, pavyzdžiui, CIS 18, NIST, CIS 18 labai gerai ir mes ją taikėme kaip metodiką privačiuose sektoriuose
Vienas iš klientų tai buvo chemos gamykla, kur mes auditą atlikome pagal CIS 18, tai jiem per kontrolės priemonės ir žiūrėjom, kaip tie procesai yra įgyvendinami, kaip jie užtikrinami, valdomi ir taip toliau. Nu, ir turime atitinkamai NIST. Ir vėl pasikartosiu, kad turbūt kibernetinio saugumo subjektam, o čia galbūt didžioji dauguma jų esą, tai jums kaip religija tai turbūt yra viena, tai yra teisės aktai ir šalia gali būti platesnė apimtimi ISO 27001. Dabar apie tuos kelius, kaip aš pavadinau, tai kaip aš suprantu, kas yra risk-based, tai tipiškai yra rizikos vertinimo paremtas kontrolės priemonių taikymas. Ir aš paskui parodysiu, kiekviena metodika turi savyje vieną ar kitą approachą, tą vadinamą. Control-based tai yra numatytų kontrolės priemonių pasirinkimas, tai yra pasirenkamos tos, kurios taikomos, kurios ne. Kontrolė priemonės aš suprantu kaip procesą padedančią techninę priemonę ir process-based, kai yra diegiami procesai, tada jiems įgyvendinti yra pasirenkamos priemonės. Tai ir visi šie metodai gali būti naudojami kartu vienas paskui kitą ir panašiai. Tai kaip aš suprantu kibernetinio saugumo reikalavimų parengimo praktiką, tai ten tipiškai viskas prasideda process-based, pirma rengiami TIS kibernetinio saugumo politikai gyvendinančios tvarkos, ir netgi įstatymas numato, kad per 12 mėnesių jūs kaip subjektai įtraukti kibernetinio subjektų sąrašą turite pasirengti organizacinės priemonės. Tada atsiranda risk-based, tai yra atliekamas rizikų vertinimas, tikslų nustatyti galimai, kokių reikia techninių priemonių, papildomų veiklų identifikuotams rizikoms valdyti. Pagal KRSA rizikų vertinimas yra vienas iš procesų kartu su atitikties ir kitais vertinimais. Ir tada jau liktai ateina kontrolės priemonės, tai yra ir įstatymas numato, kad per 24 mėnesius nuo įtraukimo į subjektų sąrašo turi įdiegti visas techninės priemonės vadinamas. Taip. ISVS truputį turi kitokį approachą. Pirma, rengiant taikomumo pareiškimą yra pasirenkamos kontrolės priemonės, kurios bus taikomos ir nebus taikomos. Taip. Ir pavyzdžiui, priklausomai nuo to, ar organizacija įmonė kūrė programinę įrangą, nuo to priklausys, ar turi būti kokios testinės ar gamybinės aplinkos, nuo to priklausys, ar turi būti atliekamas testavimas to pačio programinio kodo prieš paleidžiant į gamybinę aplinką ir taip toliau. Tai ten pirma pasirenkamas kontrolsai, tada tom kontrolsam aprašyti kuriami procesai, politikos tvarkos procedūros, įgyvendinimui pasirenkamos tam tikros techninės priemonės ir rizikų vertinimas, nors jis yra grandis arba ta jungiamoji dalis, jis tipiškai atliekamas jau po to, kai atsiranda politikos tvarkos, nes viena iš jų ta politikų tvarkų ir yra rizikos valdymo metodika. Nors, pavyzdžiui, mes esam turėję netgi ir tam tikrų mokymų, kur sakydavo, kad informacijos saugumo valdymo sistemą reikia dėkti dėgymo metu, pradžioje viskas prasideda nuo rizikų vertinimo, kai tu supranti rizikų žemėlapį. Bet jeigu taip metodiškai daryti, vis tiek rizikų vertinimas jisai ateina paskui. Ir paskui jau kūrėmi papildomi procesai skirti vadybos sistemų. Tai galima kita praktika ir mes esam tokią turėję, kai iš tiesų pirmą ateinam ir, sakykime, nusipaišom tam tikrą rizikų žemėlapį. Tai yra atliekam rizikų vertinimą ir labai aiškiai suprantam, kokias rizikas mes turime, kokią informaciją, kokį turtą turime valdyti. Ir, pavyzdžiui, vienas iš tų klientų yra, kuris jau dabar pateko į subjektų sąrašą, bet būtent pas jį mes pirmai ir pradėjome daryti pagal rizikų vertinimą. Tada prioriteto tvarka susidėliojom procesus, kurie yra reikalingi tam, kad tas rizikas eliminuoti, nepriklausomai nuo to, kad yra 18, pavyzdžiui, pagal CIS kontrolės. Pirmąjį mes pasakėm, kadangi jie dirba ten su klientiniam duomenų bazėm, prieigų koks valdymas numeris 1, ten yra didžiausia rizika ir mes būtent ir pradėjom to approach'o daryti. Pradėjom žiūrėti prieigų valdymą, sukūrėm procesą, tada žiūrėjom techninės priemonės, paprasti naudotojai, administratoriai ir panašiai. Ir ėjom per kiekvieną tą procesą, kurdami procesą, įgyvendinami kontrolės priemonės ir taip toliau. Tai čia turbūt yra visai kitas kelias, kuris, aišku, galėtų būti įgyvendinamas net ir įgyvendinant kibernetinio saugumo reikalavimus. Tačiau, kaip aš sakau, ten liktai pirma prasideda politikos tvarkos, tada galvojama, kaip automatizuoti, tada rizikų vertinimas ir panašiai. Bet čia viskas yra iš principo sąlyginis dalykas. Ir pasirengimo etape
Ką mes pastebėjome, tai turbūt svarbiausias dalykas yra pasirengti planą. Ir kai aš rašiau tas laidas, man tada prisiminė iš visų mokymų tikslas, planas ir tada galvoju, tai ką aš vėl prie to pačio sugrįžtu. Pirmą tikslą, paskui planą reikia pasirengti. Bet aš pasakysiu grinai iš praktinės pusės. Kas yra planas, tai aišku, pirmas planas gali būti pasirengimo, tai kai yra, kaip aš sakau, sukūriamos tvarkos, politikos ir taip toliau, tvarkom gali būti rengiamas savarankiškas planas, nes tvarkos pradeda gyventi savo atskirą gyvenimą. Bet turbūt po to, kai pradedami atlikinėti tam tikri veiksmai, atsiranda įvairiausių veiklų. Ir jeigu, pavyzdžiui, neturi kokio tasko menedžerio arba kokios džyros ar kitos sistemos, kur tu gali susidėti iš visų procesų įvairias veiklas, susidėti užduotis, įgyvendinimo terminus ir taip toliau, ir tu paskui įgyvendinimo metu tu pradedi pametinėti. Liktai rizikų vertinimo pasidarė, atsiranda rizikų valdymo priemonių planas, atitikties vertinimo atsiranda netitikčių šalinimo planas. Tada veiklos tęstinumo metu pasirengi, sakykime, veiklos tęstinumo valdymo planą, ten susimatei, ką tu turėsi įsigyti, gyvendinti, kokiu periodiškumu turėsi tikrinti, kokį dizel generatorius ir panašiai. Tada atsiranda dar kiti planai, ką tu turi atlikti laiku, tai atitikties rizikų vertinimus, mokymus ir taip toliau. Ir tada tų planų atrodo 4-5 ir tada pradedi pamesti. Tai kur mes klientam vedėm, tai link to, jeigu yra džyra, tada viskas yra planuojama kokiai džyra ir kitoje taskų lygmenyje. Jeigu nėra džyros, auksinis Excelis ir tada Excel'yje mes pasirengiam per veiklas, riziko vertinimas priemonės, atitikties priemonės. Ir antras dalykas, tada pradėjom visą tai planuoti ketvirčiais. Ir ketvirčiais planavimas leido tada pasiekti tai. Tai jeigu į pirmą ketvirtį sukrenta veiklos iš ten veiklos tęstinumo, rizikų vertinimo, atitikties vertinimo, tai mano fokusas būtent ir yra tas veiklas. Ir aš tas veiklas, kaip su checkboxu darau, atlikta, darau, atlikta, darau, atlikta. Persiverčia kitas ketvirtis, vėl tas pats planas, žiūriu tada kitą ketvirtį. Tai turbūt ir padeda užtikrinti, nepamesti tų savarankiškų procesų. Dar turbūt keletą patirčių, tai to dėgymo metu mes supratom, kad yra tam tikros veiklos, kurios reikalauja labai daug pasirengimo ir jų gyvendinimo turbūt reikia pradėti kuo anksčiau. Tai tokias dvi išskirsiu. Tai pirma yra vis dėlto veiklos tęstinumas, nes tam, kad parengti, pirmą atlikti poveikio vertinimų, parengti veiklos tęstinumo planus ir panašiai, tai tas labai išsitempia ir tipiškai mes sakom 2-3 mėnesių kaip minimum reikia, kad pasirengti bent vieną veiklos tęstinumo planą. Tai reiškia, jeigu mes pasirengsim visas tvarkas politikas, po to eisim ten tam tikrų periodiškumų, tai veiklos tęstinumą mes pasidarysim po 6-7, galbūt 9 mėnesių. Antras rytis su trečiųjų šalių valdymo, paskui aš šiek tiek padetalizuosiu. Irgi labai imli veikla, nes, kaip ten sako, tu pradžiui pas save liktai susitvarkai, pradedi žiūrėti trečiasias šalis, o kad su trečiosiam šalimėm iškelti reikalavimus, pasirengti susitarimus ir taip toliau, irgi užtruks laiko, o kaip NKS yra pasakius, kad organizacinės priemonės apima ir pas jūs procesus, ir visas trečiasias šalis. 12 mėnesių jūs turite spėti ir šitą susitvarkyti. Tai aš sakau, pradėti nuo ilgiausiai trunkančių. Ir tarpusavio priklausomybės. Tipiškai tu negali, pavyzdžiui, kokį atsarginio kopijavimo arba ten duomenų bazės ar programinės įrangos rengti planus, kol tu neturi tiesiog tos programinės įrangos sąrašų iš turto valdymo. Taip, tu negali liktai užtikrinti kokios tinklo įrangos patalpų, kol tu neturi tinklo įrangos irgi iš IT valdymo. Tai tarpusavio priklausomybės irgi labai svarbu. Ir dar paskutinis dalykas, turbūt patarimas, susiplanuoti tam tikrus ketvirtinius posėdžius, mes vadinam jas VG, informacijos saugumo valdymo grupės, tai yra kaip steering committee, kaip ką, tai labai leidžia tada aiškiai pajusti, ką mes padarėm per 3 mėnesius, ką planuojam kitiems 3 mėnesiams. Ir jeigu yra galimybė pasikviesti vadovybę, kad aiškiai suprasti jiems, kas yra padaryta, ką darysim, kokių resursų reikės, kokie bus tolimesni žingsniai ir panašiai, jau atsiranda vadovybės įsitraukimas. Tai toks planavimo etapas. Ir dabar pereinant prie įgyvendinimo, kaip aš sakau, čia slaidžių bus daugiau, bet aš pabandysiu galbūt sudėti tos pirminius žingsnius,
kurie turėtų būti svarbiausi ir ką reikėtų įgyvendinti. Tai pirmas žingsnis nuo organizacinių priemonių, tai yra politikų tvarkų, tai patirtis yra tokia, ir čia turbūt neduosiu meluoti, galbūt iš čia dalyvaujančių ir Jonas, kad kai rengi politikas tvarkas, reikia pasirengti kiekvienos tvarkos politikos rengimo atskirą lentelę, nes kiekviena politika tvarka pradeda gyventi savarankišką gyvenimą. Ir vienu metu, jeigu tu renki pagal kibernetinio saugumo įstatymą 13 tvarkų, pagal JSV su kokias 28, jos vieną parengė, atiduodė pastabos, tada antrą iteraciją, ten galbūt trečia iteracija ir taip toliau. Ir visiškai pasimeti, jeigu neturi žemėlapio, kur kokia tvarka parengta, kokioje jinai stadijoje. Antras dalykas, labai svarbu surasti savininką proceso. Nes jeigu jūs nesurasite jo tipiškai, jūs kaip kibernetinio saugumo vadovai peržiūrėsite tą tvarką, bet kažkas turės pasakyti, kad tokiai tas procesas veikia. Pavyzdžiui, koks pakeitimų valdymas. Tai gerai, tai IT žmonės vis dėlto yra. Fizinė sauga, tai galbūt bus ūkio padalinys ar dar kažkas, jie atsakingi, sakykime, už tą fizinę apsaugą. Taip. Ir tada kiekvienam procese reikia identifikuoti vis dėlto, kad jisai įsitrauktų į tą procesą kuo anksčiau. Nes galiausiai, kai tas procesas pradės gyventi, jeigu nebus proceso savininko, jis tiesiog negyvens. O jeigu procesas gyvens savo, proceso savininkas gyvens savo, tai irgi jūs neįgyvendins ir nepasieksite to tikslo. Dar aišku, vienas iš tų gali būti kelių kiekvienai tvarkai nusistatyti deadline'ą ir svarbiausia įtraukti atsakingus asmenis į rengimo procesą. Tai mes, pavyzdžiui, diegiame Vilniaus vandenims informacijos saugumo valdymo sistemą ir mes praėjom su visais procesų savininkais, praėjom su atsakingais asmenim, atėjom iki teisininkės, ir jie sako, jo, dabar reikės teisininkai paduoti. Ir ten iš principo pradėjo ta tvarka visai kisti, nes teisininkė, ten savokos, supratimai ir taip toliau. Tai kuo geriau visus įtraukti, kad iš tiesų visi būtų įsitraukę į tą procesą. Ir nepamirškit informaciją pateikti KSIS apie parengtas politikas tvarkas. Politikos tvarkos šiaip kaip pavyzdys sąrašai, kurie yra suderinti su NKS ir KAMU pagal kibernetinio saugumo reikalavimo aprašą. Ir čia įdėjau dar tokį kaip pavyzdį, kuo skiriasi informacijos saugumo valdymo sistema, tai mes 98 kontrolės priemonės sudedame sąlyginai kokias 24 tvarkas politikas, o paskui kitos tvarkos yra reikalingos, kad užtikrinti kaip vadybos sistemą veikiančią. Apie mokymus truputį pasakysiu tiek, kad kibernetinio saugumo reikalavimas yra nustatęs, kibernetinio saugumo reikalavimo aprašas nustatęs tam tikrus reikalavimus kokiu dažnumu, bet mūsų patirtis yra, kad būtinai į mokymus įtraukti procesų savininkus atsakingus asmenis. Apie mokymus mes sakom, juos galima organizuoti tiek prieš duodant susipažinti su politikom, tiek po. Ir Povilas kolega kaip tik mūsų yra, jisai mokymus dažnai veda ir pliusai yra ir minusai ir tame. Nes kai tu duodi mokymus prieš politikas tvarkas susipažinant, tai jiems sudedi fokusus, į ką atkreipti dėmesį ir taip toliau. Tada jie tas tvarkas politikas, kiek jų bebūtų, 13-28, tada lengviau skaito, lengviau supranta ir panašiai. Aišku, antras kelias, kai jie perskaito, tada tu viską sudedi į tam tikras lentynas ir sugrumuluoji, pasakai, tu kur tam tikros atsakomybės. Bet turbūt kibernetinio saugumo reikalavimų aprašas daugiau kalba apie bendrai higieną tokią. O mes turbūt mokymus sakom, kad mokymai turi būti sudėtiniai proceso diegimo apimtyje. Ir jeigu procesas keičiasi, gali būti mokymai arba iškomunikuoti žinutę, pasikeitę procesą, atkreipkite tą dėmesį. O jau paskui, kai yra mokymai, tai turbūt geriausiai pasirinkti metinį planą, jame numatyti bendrus specializuotus. Ir ypač diegimo apimtyje mes pamatėm, kad neužtenka tų bendrų mokymų. Tų bendrus mokymus padarai, visi supranta, bet rizikų vertinimas, veiklos tęstinumas ir kiti specializuoti mokymai, jie turi būti vedami. Tai mūsų patirtis, mes dažnai mokymus organizuojam diegdami tam tikrą procesą. Pavyzdžiui, pasirengiam rizikų vertinimo metodiką, tai pirmą tada procesų savininkus supažindinam su metodika, padarom tokį praktinį 10-15 minučių iki pusvalandžio pristatymą ir tada jau keliaujam su rizikų vertinimu. Ir kita vertus, kiekviena pirma veikla atliekama arba proceso įgyvendinimas, jis apima savyje ir tam tikrų mokymų dalį, nes
tu darai tam tikrus mokymus, atlikdamas rizikų vertinimą, atlikdamas veiklos tęstinumo planą, rengdamas ir panašiai. Nu ir galiausiai žinias turbūt geriausiai tikrinti, aišku, kontroliniais klausimais, socialinės inžinierijos testais, nu ir praktiniam tam tikrom pratybom. Tai vad BCP arba DRP, kaip kiti vadina, planų pratybų išbandymo metu, yra patys geriausi mokymai, kur tada iš karto matai, supranta, žino, komunikuoja, atlieka savo veiksmus, neatlieka ir panašiai. Su rizikų vertinimu daug turbūt nepasakysiu, tik tai ką paminėsiu, kad kadangi reikalavimai numato, kad turi būti organizacinės ir techninės priemonės, tai be to, kad teisės aktos jau dabar yra įprogramuotas tam tikros techninės priemonės, tokie kaip VPN, ugniasinės, dviejų faktorių, multifaktorių autentifikavimo, slaptažodžių valdymo tam tikri dalykai. Tai turbūt labai geras pratimas, kad pasirinkti techninės priemonės, pasidaryti tokį techninių priemonių tam tikrą planą 2-3 metų, ką tu nori vis dėlto susipirkti. Viskas prasideda nuo rizikų. Nu ir turbūt pats blogiausias kelias yra ateina konsultantai, sako, va sąrašas yra, tu visas priemonės susipirksi, tu viską. Nieko panašaus. Pas tavį kiekvieną kartą yra keičiasi tos rizikos. Ir pirmais metais tu gali susiplanuoti vienas priemonės, galbūt vieną kitą įsidiegti. Čia ir Viktoras dalyvauja, kaip sakė, pas mus metodika yra low through metodika, tai yra žemų vaisių metodika, kur tipiškai netgi mes sakom, kad priemonės ir techninės tos, kurios mažos sąnaudos greitai įdiegiamas duoda didžiausią rezultatą ir gali būti būtent jos įgyvendinamas. Kodėl? Kad tipiškai VPN, kokių 2 faktorių autentifikavimo priemonės, netgi kokie CMDB, sudėgiami agentai informacija pradeda važiuoti pakankamai lengvai diegiama, jau tu gali pasiekti labai greitą rezultatą versus kokia tapatybių teisų valdymo sistemos, kur jos diegimas gali užtrukti ten 0,5 metų ir 9 mėnesius. Čia vat irgi turime patirtį su to pačiu Vilniaus universitetu. Tos priemonės nėra taip lengvai diegiamos. Atliekant bent pirmą rizikų vertinimą, tipiškai mes netgi duodam, vat Povilas irgi mūsų kolega atlikinėja rizikų vertinimo, kuris dalyvavo, kad pirmas vertinimas neturi būti kosminis laivas. Jeigu tu ten pradedi diskutuoti apie metodikas, pradedi gilintis ir taip toliau, tai pusė nesupranta. Tai geriausiai pasidaryti paprastą rizikų vertinimą, kur arba pasirinkti balto lapo tam tikrą metodiką, kur, neturim rizikų, kokias rizikos mes susirašinėjom, brainstormas ir taip toliau. BSI klasifikatorių ARSIS metodiką galima pasiimti tas tipinės tam tikras rizikas ir tiesiog eiti per tam tikras rizikas. Ir turbūt dar vieną dalyką akcentuosiu, kad NKSI yra pasakiusi, kad artimiausių metų paskelbs parengtą jau naują rizikos vertinimo metodiką, kuri bus rekomenduojama metodika, bet manau, kad irgi bus pakankamai neblogai viskas sudėta. Bet viskas tinka, ką darot ir jūs dabar, 27005 kaip metodika rizikų vertinimų, kur yra 27001 sudėtinė dalis irgi pakankamai gera. Nu ir pagrindiniai turbūt akcentai, kad reikia registrą pasirengti, nuolatos atnaujinti, parengti ataskaitą, kas yra labai įdomu, nes anksčiau nebuvo tokių reikalavimų. Ir pavyzdžiui, netgi diegdami informacijos saugumo valdymo sistemą, mes tipiškai 2 rezultatus orientuodavomės. Tai yra registras ir rizikų valdymo priemonių planas. Ataskaitos jos nereikėdavo ir dabar visur keičiame, kad tie patys klientai, kurie turi informacijos saugumo valdymo sistemas, taip pat pasirengtų ataskaitą, nes informaciją apie ataskaitą reikės kelti į XI sistemą. Ir labai gerai pasirengti rizikų matricą, nes rizikų matrica yra labai geras toks apibendrintas žemėlapis, kur tu vadovybei gali ant vieno lapo pristatyti, tai kokios rizikos yra, koks rizikos žemėlapis, kur mūsų fokusas, kokios didžiausios, vidutinės, mažiausios rizikos, kur skirsim dėmesį, kur neskirsim dėmesį. Galbūt netgi tendencijas galima pamatyti, kad vienam procese yra susikaupusios rizikos. Iš veiklos tęstinumo tada suprantam, kad jeigu procese yra susikaupusios rizikos, greičiausiai procesas gali būti įtakojamas įvairiausių rizikos veiksnių ir gali būti šito proceso tipinis arba greičiausias sutrikimas. Tai fokusas leidžia matyti vadovybę būtent per rizikų matricą. Su veiklos tęstinumu, tai kaip aš sakiau, čia yra viena iš tų veiklų, kur iš tiesų reikalauja labai daug laiko ir netgi pastangų ir supratimo ir panašiai. Mūsų patirtis, vėl paminėjau, čia Joną vis miniu, tipiškai kartą į savaitę daryti sesijas, pabandėm
padažninti tą taktą, padaryti 2 kartus per savaitę ir pamatėm, kad procesų savininkai atsakingi asmenys pradeda nebesuspėti, nes jie turi kitus darbus, o čia dar reikia veiklos tęstinumo planus rengti, surašinėti veiklas, matuoti laikus ir taip toliau. Ir mes suprantam, kad 2 kartus per savaitę yra neįmanomas taktas. Tai jeigu kartą į savaitę susitinkam kas valandą, kas pusantros, o tokių susitikimų reikia minimum 12-16, jūs galite pasiskaičiuoti, kad netgi kiekvieną savaitę susitinkant po vieną kartą, jūs galite rezultatą pasiekti ne anksčiau kaip po 3-4 mėnesių. Sakykime, nustatyti, kas kritiška, kokie atkūrimo kriterijai, čia labai daug nesiplėsiu, bet mes keičiam iš principo tą suvokimą, nes įstatymė atsirado RTO ar PO, ko anksčiau net nebuvo, tai mes sakom RTO ar PO gerai, bet atsiranda dar tam tikri kiti parametrai, kurie ateina iš procesų savininkų. Nes tipiškai RTO ar PO tai yra tai, ką daro dabar jau IT žmonės arba už atsarginės kopijų darymą atsakingi žmonės, tai yra kokiu dažnumu daro kopiją, per kiek laiko atstato resursą. Ir tipiškai tu ateini procesų savininkui, mes ir darydavom tas sesijas per rizikų vertinimo procesų savininkui, sakai tu, o tai tau gerai, kad vieną kartą į parą daro kopijas. O tai kaip dabar daro? Vieną kartą į parą. Nu, turbūt gerai, jis nesupranta. Bet kai tu ateini iš proceso pusės ir tu klausi, o tai kiek tu, pavyzdžiui, galėtum prarasti duomenų? Jis sako, kaip tai prarasti duomenų? Nu, sakom, prarasti duomenų. Sako, taigi kopijos yra daromos. Jo, sakom, bet kopijos yra daromos vieną kartą į parą. Ką reiškia, kad jeigu 8 dieną tu pradėjai darbus ir suvedėjai duomenis iki dienos pabaigos, iki 6 valandos, tai reiškia, jeigu nugriuvo duomenų bazė, tu gali prarasti visus tos duomenis. Ir jis tada nesupranta, sako, palaukit, aš nesupratau, tai kaip tada kopijavimas? Tai mes ir sakom, kad kopiją tu gali pasikelti tik buvusių duomenų. Ok, tai kiek tu gali pasiruošęs projektui? Sako, aš tai įsivaizdavau, kad čia mes veidrodiniu principu, kad kopiją daro ir iš karto keliame duomenis. Mes sakom, nieko panašaus. Tai sako, 3-4 valandos maksimaliai. Kokiu dokumentų valdymo sistemos proceso savininko paklausti, kiek galėtų neveikti sistema kaip pavyzdys, arba kiek galėtų jis prarasti duomenų, jeigu tai yra pirminiai šaltiniai. Jis tipiškai sako, sistema turi būti atstatyta 3-4 valandos, o duomenų galime prarasti minimum kokias 2-3 valandas. Ir va tada per tą tu ir supranti, kad procesų savininkų suvokimas pradeda keistis. Toliau susiplanuoti veiklos tęstinumo valdymo veiklas. Tipiškai, kai darydom auditus, mes matydom, kad veiklos tęstinumo planai tai yra tokie, imkim kokią situaciją, kokią priešgaisrinė apsauga. Tai ten visus evakuoti, paskambinti priešgaisriniai apsaugai, ten padėti galbūt nukentėjusiesiems ir taip toliau. Kokių informacinių sistemų atkūrimo, sakykime, koks arba veiklos tęstinumo planas įsivaizduodavo. Turime pasidaryti, galbūt kažkokią atsarginę kopiją pasikelti, sakytą. Bet veiklos, kurios reikalingos tam, kad tu pasiruošti, tai galiausiai netgi tų pačių diesel generatorių turėjimas, upsų turėjimas, matavimai, kelimas, pasižiūrė, jie pasikelia ar nepasikelia, netgi tų pačių atsarginių kopijų ne tik turėjimas, bet ir testavimas, ar jos pasikelia. Tai ir yra veiklos visos tęstinumo pasirengimo veiklos. Ir kaip sakoma, jeigu visos veiklos, kurias tu rengi su rizikų valdymo priemonėm ir su pasirengimu ir tu jas tinkamai gyvendinti, galbūt plano B nereikės. Taip, nugriuvo, elektra dingo, pasikėlė diesel generatorius, tu esi viską pasiruošęs, tau nieko nereikia atkūrinėti. Turi rezervinių duomenų centrą, nugriuvo pagrindinis, pasikėlė į rezervinių duomenų centrą. Taip. Kokia radija ir televizija buvo, turi hedendus, radio transliacijos. Nugriuvo vienas, pasikėlė kitą. Tai čia viskas yra pasirengimas. Bet kaip aš sakau, veiklos tęstinumas prasideda, tu nori pasikelti, pereiti prie kokio rezervinio duomenų centro ir jis nepasikėlė. Nori pereiti prie kokio ten hedendo kitos programinės įrangos, jį nepasikėlė. Tai planas B yra būtent tada jau veiklos, kurios turėtų užtikrinti visą tą pirminio resurso atstatymą. Praktika mūsų sako, kad mes turbūt eitume visi per senuosius teisės reikalavimus, daugiau rengdavo informacinių sistemų atkūrimo planus ir pasirengimo planus. Mes sakom, reikia proceso. Kodėl? Todėl, kad, imkim bet kurį procesą, jeigu procese yra 2-3 sistemos, tai procesų savininkas sako, man reikalinga, kad visos sistemos būtų pakeltos per 4 valandas. Ir tada suvokimas visiškai kitoks yra.
Tu tada sakai, okei, kiek minimalių resursų reikia kiekvienai sistemai ir ne kiek maksimaliai pakelti tą sistemą. Reikia 100% duomenų bazės, okei, virtualizuotos aplinkos, tai kiek reikia sistemų 2, kiek turi būti virtualizuotos aplinkos tarnybinių mašinų ir panašiai. Tada sąrašas iš principo pasikeičia. Ir tada tu supranti, kad tam, kad užtikrinti minimalios veiklos pratesimą, taip, arba atstatymą, tu turi atstatyti minimalius resursus, o ne pilnas informacinės sistemas. Ir turi atstatyti tam tikrus komponentus. Ok, atstatei sistemą, apykokę, tada turi atstatyti tam tikrą sąveiką su išorės registrais informacinėmis sistemomis. Tai tie detalieji planai, kaip aš sakau, tada ir atsiranda incidentų valdymas, veiklos atkūrimo veiklos, po veiklos atkūrimo veiklos, nes gali atstatyti tik dalį resurso, duomenų bazę atstatėjai, o ten trūksta tam tikrų duomenų, nes pasirodo, backup'e, ta prasme, tų duomenų nebuvo. Tai tu tada turi pilnai, kad atstatyti, galbūt netgi truks 1 arba 3 ar 4 dienos, kai iš pirminių duomenų tu pakelsi tos duomenis atstatysiu, kurių trūksta duomenų bazėje. Turbūt, kad pasirengti, pasitvirtinti grupės, tai ir teisės aktai numato, kad 2 grupės turi būti veiklos tęstinumo valdymo, veiklos atkūrimo, nu ir svarbiausiai pasirengti DRP planų arba atkūrimo planų grafiką. Ir kai aš pasakau šitą savoką, visi tada sako, palaukit, sako, tai kokį čia grafiką reikia daryti. Tai mes vieną planą turim, vieną kartą per metus, tai mums nereikia jokio grafiko. Sakau, ne. Jūs turite, greičiausiai turėsite ne vieną veiklos atkūrimo planą, o pagal kritinį procesą, jeigu bus po vieną, kiek kritinių procesų, tiek veiklos atkūrimo planų, ir dar turėsite skirtingus scenarijus, nes vienas scenarijus yra elektros sutrikimas, pavyzdžiui, turime degalinių tinklą, tai visiškai skirtingas, jeigu sutrinka kokio didelio apyvartumo degalinė, visiškai kitas scenarijus, jeigu sutrinka, pavyzdžiui, kokio regiono 7 degalinės, visiškai kitas scenarijus, jeigu sutrinka duomenų centro arba serverinės, tai visiškai skirtingi scenarijai. Vidinis ryšys, išorinis ryšys, duomenų bazės, aplikacija, ta pati serverinė infrastruktūra ir visa kita. Ir tada tu supranti, kad tų scenarijų yra 35 kokie, 34, 36. Ir tu pasirinki tada 3 metų planą, kur tu kas ketvirtį darai veiklos atkūrimo planų tam tikras pratybas. Ir kuo greičiau pradėti pratybas, nes iš esmės pasikeičia požiūris, nes pasikeičia skaičiai, tada pasikeičia suvokimas ir panašiai. Ir vieną iš tų patirčių pasakysiu, kai padarėm pirmą veiklos tęstinumo, veiklos atkūrimo plano pratybas, kaip aš paklausiau, nu kaip pasisekė su pratybom, sako, viskas faina, viskas praėjo ir taip toliau. Bet sakau, čia pratybų nebuvo, čia buvo incidento valdymas. O tai kodėl? Tai sakau, jūs iš vienos programinės įrangos svičinat į kitą programinę įrangą, tai suvaldėt incidentą. Taip, buvot gerai pasiruošę, turėjot, sakykime, tam tikrą kitą aplinką, ant kurios perėjot. Bet atkūrimo planas būtų, jeigu būtų nepasikėlusi pirma aplinka, va tada jūs būtumėt turėję atstatyti tos pirminės aplinkos atitinkamus komponentus. Tai nepamirškit, kad informacija taip pat turi būti sukeliama į CIS. Ir sutiekimo grandinė, daug labai nediskutuojant, tai irgi viena iš tų veiklų, kur reikalauja tam tikrų įsitraukimo jau pirminėse etapuose ir ją reikėtų pradėti kuo greičiau daryti. Ir tipiškai mes va čia susirašėm žingsnius, ką mes darom. Tai visų pirma, mes pasirengiam registrą. Tai aiškiai tada identifikuojam, koks paslaugų tiekėjas, kokias kritinės paslaugas turi, išsiunčiam jiem raštus ir tada identifikuojam. Yra jie subjektai, nėra. Yra subjektai, okei, tada NKS kažkiek jos prižiūrės, galbūt bus mažesnis dėmesys. Turi sertifikatus, neturi. Turi tą pačią informacijos saugumo valdymo sistemą, duomenų centrai turi TIR 2, TIR 3 reikalavimus. Tai mes tada pradedam suvokti kaip rizikų žemėlapį, paslaugos tiekėjų žemėlapį. Netgi žiūrime, okei, sutartis nėra SLA laikų numatyta. Okei, yra ten atkūrimo laikai, nėra reagavimo laikų numatyta. Okei, kaip pas jos veikia IT pagalba, 24/7, 5/8, tai kokiu kanalu, ar turi standartą, ta prasme, ar kreipiniai kaip valdomi. Ir tada tu pamatai žemėlapį ir tu supranti, kad ten visiškas žvėrynas. Skirtingai, senos sutartys nėra SLA laikų, ta prasme, tada kiti dalykai.
Tai tada mes viską grupuojame tam tikras grupės. Tipiškai didžiausia grupė, svarbiausiai, tai yra tie, kurie prieina prie mūsų duomenų bazių. Kitais žodžiais tariant, netgi kur mes hostinam ir laikom tam tikras duomenų bazės kitoje aplinkoje. Antri, kurie prieina prie duomenų bazių. Treti, kurie prieina prie programinio kodo ir taip toliau. Ir tada pagal kiekvieną tą grupę tu aiškiai tada gali suvokti, tai kokius jam kelsi reikalavimus, kuriuos kelia tau, sakykime, teisės aktai. Tai duomenų bazės, tai kelsi fizinė apsauga, tada sakysiu, okei, kaip aš einu, ar aš noriu, kad jie turėtų tvarką ir aš tada tikrinsiu, kaip įgyvendina, ar jie atsiunčia man sertifikatą, atneša, kad turi ten atitikti tier 2, tier 3. Ir tada pagal tą kiekvieną procesą tu turi įsitikinti, kad jie tą užtikrins. Ką mes toliau padarom? Parengiam reikalavimus, siunčiam jau su raštais paslaugų teikėjams. Nu ir tada prasideda dėrybos. Vieni sako, okei, sako, aš to nepadarysiu, nors yra mūsų paslaugų teikėjai, ypač, pavyzdžiui, privačiam sektoriuje. Taip, valstybiniam sektoriui greičiausiai viskas kelsis į viešuosius pirkimus, į viešųjų pirkimų reikalavimus, atsiras susitarimai dėl kibernetinio saugumo reikalavimų gyvenimo. Bet ką daryti su dabartiniais paslaugų teikėjais, su kuriais pasirašyta 24-36 mėnesių sutartis. Ir va čia prasideda dėrybos. Tai mūsų patirtis yra tai, kad kai rengiat kibernetinio saugumo reikalavimus, nepamirškit, kad jūs turit galimybę jums iškeltus reikalavimus perkelti paslaugų tiekėjam. Jeigu jie aptarnauja infrastruktūrą, jūs galite sakyti, kad, pavyzdžiui, jie kartą į pusmetį prasitestuotų, prasiskanuotų visą infrastruktūrą. Ar kels kainą, priklausys nuo jūsų dėrybų. Taip, okei, aptarnauja darbo vietas, sakykime, gali praskanuoti tas pačias darbo vietas, turi tinklo įrenginius, gali praskanuoti tos pačius tinklo įrenginius. Kitais žodžiais tariant, jums bus mažiau galvos skausmo ir skausmo ir pinigų ir laiko, kad skanuoti, tikrinti, nes tai yra jūsų atitinkami reikalavimai. Trumpai šitoj vietoj noriu, Ernestai, paklausti tave, sustabdyti, paklausti, ar Vilmos dar atsakytas klausimas, nes buvo būtent apie tiekimo grandinės saugumo valdymą, kiek plačiai bus įtraukiamas trečiosios šalis. Tai aš manau, kad būtent šitoj vietoje Ernestas ir atsakinėjo. Tai jeigu girdėjote, Vilma, parašykite, ar atsakė, ar reikia dar tiksliau. Jo, tai vat su tais tada vienas dalykas, sakau, pasirodo, rengiant kibernetinio saugumo reikalavimus, prieigos, duomenų, backupavimas, atsarginis kopijavimas, laikymas, fizinė apsauga ir paskui sakot, bet mes neturim jokių SLA. Ok, fine, dar tada dedame SLA lentelės pagal kategorijos, 1, 2, 3, tada reagavimo laikai, kritinių problemų šalinimo laikai arba problemų šalinimo laikai ir taip toliau. Ir tada tu matai, kad iš tiesų tų reikalavimų visuma yra pakankamai didelė. Nu ir jau pasirašėm sutartis, tai tipiškai mes įprogramuojam, kad kartą į pusmetį mes tikrinam visus paslaugų tiekėjus. Ką reiškia, siunčiame klausimynus, taip, prašom pateikti įrodymus, tada analizuojam, ar tie įrodymai yra pakankami, ta prasme tam, kad įsitikinti, kad jie visą tą turi. Taip. Tai va turbūt ir svarbiausiai traukinėti į DRP pratybas paslaugų tiekėjus. Tinklo, interneto paslaugų teikėjai, elektros teikėjai, sakykime, programinės įrangos teikėjai, hostinimo paslaugų teikėjai ir taip toliau, tada visai kitaip atsiranda supratimas. Aišku, mes turėtume pasakyti, kad jie turėtų būti pasiruošę. Pirmą, jie patys turi pasirengti planą tam tikrą. Mes tada žiūrim savo planą su jų planu, ar viskas sutampa visės, sakykime, laikai reagavimo IRT ar TO laikai. Ir tuomet mes kartu darydami pratybas, tada žiūrime, ar užtinkamas atitinkamas bendradarbiavimas ir su chronometru matuojam mūsų komandą, jų komandą, kas per kiek laiko ką padarė, kur yra spragos ir panašiai ir panašiai. Tai pratybos yra labai geras žingsnis. Viskas, kaip sakau, lyg tai turėtų prasidėti nuo turto ir duomenų, bet kai kurie procesai reikalauja įsitraukimo ir pradėjimo ženkliai anksčiau negu visas IT turtas. Nes kol tu nesupranti, kokį tu turtą turi, kol nesupranti, kokius duomenis valdai, nu turbūt nuo to niekas neprasideda. Ir kai aš sakiau, kad yra sąsajos tarp skirtingų procesų, tai viskas irgi turbūt prasideda nuo turto valdymo. Tai galiausiai, jeigu neturim informacinių sistemų, tai mes nežinosim, kurios iš jų yra hostinamos, kurios yra laikomas pas mus. Kurias duomenų bazės kopijas daro paslaugų teikėjai, kurias duomenų bazės ir programinė įranga atsarginės kopijas daro mes. Kol mes nežinosim operacinių sistemų, mes nežinosim, kas turi atsakingas būti už operacinių sistemų atnaujinimą. Tai
Kol nežinom tinklo įrangos sąrašo, nežinom kokiuose fizinėse patalpose, negalim užtikrinti fizinės patalpų tam tikrą apsaugą. Tai žemėlapis labai svarbus, programinės įrangos sąrašas irgi svarbus, netgi, kaip sakau, geriausiai pasirengti kompiuterizuotų darbo vietų saugumo standartą, kur būtų sukalta arba administratoriam, kurie ruošia darbo vietas, arba netgi paslaugų tiekėjam, ką kiekviena darbo vieta turi atitikti. Kas leidžiama, kas neleidžiama, visos politikos, viskas vienoje vietoje, kokią programinę įrangą, atiduodi jiems kaip čiut ne susitarimą prie sutarties ir pagal tai jie įrenginėja darbo vietas. Periodiška turto inventarizacija, čia nieko kito nepasakysiu, ir turbūt automatizavimas. Ir vat mes jau pradedam vienu iš tų priemonių, kur proceso automatizavimui. Tai vienam klientui, kuriam diegiam informacijos saugumo valdymo sistemą, atidavėm 14 Excel ir jis pasižiūrėjo, jo sako, aš nesuprantu, kaip man juos visus užpildyti. Tai sako, bet čia dar ne pabaiga, aš užpildysiu, sako, bet tai paskui aš turėsiu juos atnaujinti. Tai reiškia, atkeliavo nauja operatinė sistema, tu turi įdėti, atkeliavo nauja tinklo įranga, turi įdėti. Ir taip toliau. Tai reiškia, pastoviai sekti, o dar žinoti, kokioje programinėje įranga, kokioje aparatinėje įrangoje, be automatizavimo aš neįsivaizduoju. Tai turbūt CMDB, kur agentų pagrindų tu viską susirenki ir viską matai, čia turbūt tai yra numeris 1, ką tu turi daryti. Kol tu to neturi, ta prasme, tu, sakykime, nevaldai visiškai įrangos. Jau nekalbant apie tai, kad gali susivesti ir tam tikrus MAC adresus ir taip toliau, nustatyti tam tikras taisyklės, tada ir panašiai, ir panašiai. Iš čia gali atsirasti tas pats patch managementas, kur tu žinai, kad kažkokia tai aparatinė įranga yra programinė įranga, gauni feedus iš gamintojų, tada tu gali atnaujinti tą programinę įrangą. Ir turbūt mobiliųjų įrenginių valdymas be tam tikrų galbūt MDM įrankių irgi pakankamai sudėtingas, nebent labai yra aiški politika, kad mobiliaisiais įrenginiais negalima naudotis asmeniniais mobiliaisiais įrenginiais, viena taisyklė, o antra taisyklė turbūt, kad mobilus įrenginiai negali būti išnešami iš patalpų, o kaip tada su nešiojamais kompiuteriais? Tai tada kitos priemonės veikia, tas pačias užsklandos, diskų šifravimas ir taip toliau. Tai galima iš to įsiverti, bet mobilių įrenginių valdymo sprendimai irgi turbūt yra labai svarbu. Ir skanavimas viena iš priemonių gali tikrinti kompiuterizuotų darbo vietų saugumo. Neatnaujinta programinė įranga, neleistina programinė įranga, jeigu KDV standartas veikia, neleistinos programinės įrangos nebus. Bet neatnaujinta programinė įranga gali būti, jeigu nėra automatizuotų tam tikrų įrankių. Toliau, žurnalizavimas. Tai čia daug nieko nepasakysiu. Čia turbūt viskas ir taip aišku, kad reikia nusistatyti, kur, kas, kokie logai generuojami, kas už tai atsakingas, kas atsakingas už saugojimo analizę. Ir vėl čia jau galvoti arba dėktis saugumo operacijų centrą pas save, turėti depozitoriumą, analitinius įrankius, arba pirkti tas paslaugas iš išorės. Ir nuo logų valdymo prasideda kibernetinių incidentų valdymo procesas. Taip pasakysiu, kad turim kai kurių klientų, kuriuos dar vis sunkiai įtikinam, kad reikia turėti tą paslaugą. Ir mes kaip pavyzdį sakom, įsivaizduokit, kad mes esam kibernetinio saugumo vadovai, kurie yra kurti ir nieko nemato. Nes turbūt žurnalinių įrašų analitika jau mums leidžia suprasti ir girdėti, koks yra pokytis, kokie yra vektoriai įvykių, incidentų, kas mus atakuoja, kas mus bando apeiti, galbūt ir taip toliau, ir taip toliau. Incidentų valdymui, tai reikalavimai yra čia daug, nieko nepasakysiu, bet vėl tie patys paslaugų tiekėjai, jeigu SOC tiekėjas yra, jau jam turite nustatyti tos pačius SLA ir kibernetinio saugumo reikalavimus. Nes SOC paslaugų tiekėjas turbūt yra daugiausiai prieinantis prie jautriausios tam tikros informacijos. Jeigu agentai yra instaliuoti darbo vietas, į serverius, į tinklo įrangą, jie iš principo viską mato. Tai jie jau turi būti lygiai tie patys paslaugų tiekėjai ir juo žiūrima per SLA ir kibernetinio saugumo reikalavimų nustatymą. Kitas žingsnis labai svarbus bendradarbiavimas tarp SOC CISO, SOC IT žmonių, SOC ir kitų TIS tiekėjų, nes jeigu to neužtikrinsite, tai jisai veiks savarankiškai. Ir pagal SOC pobūdį nepamirškit pasikoreguoti BCP DRP planus. Ką aš turiu omenyje, tai jeigu pas jūs, pavyzdžiui, įvykius
nustato išorės paslaugų tiekėjas SOKAS, kaip vis dėlto užtikrinama ta grandinė su incidentų valdymu. Tai vis dėlto mes veiklos tęstinumo planuose pirmą grandinę tipiškai turime IT pagalbos tarnybą, nes ten vartotojas jisai praneša IT pagalbai, tada užsisuka kiti procesai. O jau kaip bus SOKAS, turbūt SOKAS bus tas pirminis šaltinis, kuris pateikinės ir greičiausiai arba turės lygiagrečiai pateikinėti informaciją IT pagalbai ir atsakingiem asmenim, arba kažkoks kitas workflow. Tai labai keičiasi incidentų valdymo, netgi veiklos atkūrimo tam tikros veiklos. Ir tie, kurie neturi IT pagalbos tarnybų, paprastas patarimas susikurti 2 pranešimo kanalus. Vieną IT kreipinių problemų, kitą kibernetinių įvykių incidentų valdymo. Ir mes tą padarėm, labai puikiai veikia. Mes kaip išorės paslaugų teikėjai CISO, mums yra nukreipiamas kanalas iš čia apie kibernetinius incidentus, mes gaunam iš karto pranešimus, galime atlikti tam tikrus veiksmus. Bus mažiau triukšmo, daugiau fokuso. Darbuotojus būtina apmokyti, kaip veikia tie pranešimo kanalai, nes tipiškai tol, kol jūs nepaaiškinsite, kad jie turi apie tokį įvykį pranešti atitinkamiem žmonėm arba sistemom arba taip toliau, jie greičiausiai to nedarys. Nu ir kibernetinių incidentų registras turbūt irgi yra labai svarbus. Ir turbūt į pratybas būtinai traukti SOKA ir pratybų metu tikrinti, kaip veikia IRT, DRP procesai. Tai irgi labai geras pratimas. Bekapavimas, daug čia būtų ką galima kalbėti, bet turbūt bekapų žemėlapis, reikia tą pasidaryti, nustatyti reikalavimus TIS duomenų bazėm, programinės įrangos backupai, kur susiduriam, kad duomenų bazės backupus daro, bet apie programinę įrangą ne visi pagalvoja, o jeigu nugriūva programinė įranga, tada be backupo pasikelti, ypač su paskutiniais tam tikrais pakeitimais, yra pakankamai sudėtinga. Tai tipiškai mes su backupais darom tokius 3 pratimus. Pirmas žemėlapis, 4 žemėlapis, tada atsarginių kopijų darimo grafikas, dalis naina. Jeigu mes patys backupuojam, sakykime, IT administratorium ar kitiem žmonėm, dalis naina paslaugų tiekėjam, jeigu jie backupuoja, tada atsarginių kopijų išbandymo grafikas, atstatymų išbandymo grafikas vėl savo žmonėm paslaugų tiekėjam ir tada stebėjimo tam tikrą lentelę, kur mes stebim, kėlėm kopiją, pasikėlė, nepasikėlė per kiek laiko, ar pasikėlė pilnai, sėkmingai, nesėkmingai. Iš paslaugų tiekėjo vėl tam tikrų dažnumų mes gaunam informaciją, dedam į lentelę ir tada aiškiai labai matom vaizdą, kaip vis dėlto yra su atsarginių kopijų pakėlimo. Tas leidžia mums pasirengti būtent veiklos tęstinumui. Ir tada saugojimo vietų revizija, žinom tą atvejį su CTB, buvo belekiek pridaryta atsarginių kopijų, bet žinokit, ne tik CTB, mes turėjom pratybas ir ne su vienu paslaugų tiekėju. Tai kas yra įdomiausia, kad iš jų duomenų bazės su adminu sutarėm, paėmėm kopiją ir atidavėm DRP, ten buvo toks biškai plačiau, atidavėm atsakingiam žmonėm, jie sakė, ne, čia sako, ne mūsų duomenų bazė. Ir mes negalim patikėti, kaip galvojam, ne jūsų duomenų bazė. Sako, mes patikrinom pagrindinę duomenų bazę atsarginę, sako, tikrai čia ne mūsų. Okay. Ir paskui pradėjom vyniuoti ir pasirodo, kad vis dėlto tų duomenų bazių atsarginių kopijų yra 5-6 vietose. Ir akurat vienoje vietoje suranda, sako, taip, tai yra mūsų eilutė. Sako, kiek ten duomenų? 150 000. Wow. Asmens duomenys, taip, didžioji dalis yra asmens duomenų. Ir surado tam tikrą skrynę. Tai pratybų metu tikrinti, ar pasikelia kopijas, irgi labai gerai traukti į DRP pratybas, informaciją pateikti XIS. Keletas aspektų dėl prieigų ir paskyrų valdymo, tai turbūt čia ko reikalauja pasirengti paskyrų sąrašą, centralizuoti būtų patarimas, prieigų valdymo matricą, kažkokias prieigas prie kokių sistemų tvirtina, nepamiršti visiems gaunantiesiems prieigas, duoti pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimus, atlikti auditus, individualizuoti trečiųjų šalių prieigas, nes tipiškai pasirašot sutartį, dažniausiai net nežinot, kokia trečioji šalis ar kuris darbuotojas prisijungia. Tai jeigu yra VPN, 2 faktorių identifikavimai, reiškia, jau yra individualizuojamas tam tikros prieigos ir panašiai. Su pakeitimų valdymu turbūt tik tai apsistosiu ties vienu dalykus, ties to pečinimo arba programinės įrangos atnaujinimu.
Aš netikiu rankiniu pečinimu ir man visi adminai įrodinėja, kad sako, taip, mes surandam informaciją iš gamintojų apie atnaujintą programinę įrangą išleidimą, taip, mes padarom laiku, bet kai mes paprašom pateikti įrodymus ir paprašom, paanalizuojam tada, per kiek laiko nuo, sakykime, išleidimo bent buvo pradėtas darytas tas programinės įrangos atnaujinimas, mes ten matome labai didžiulius skirtumus. Todėl žmogiškoji klaida visada yra, kad nepamatys, nesužiūrės, nepatikslins, trūks laiko ir panašiai ir panašiai. Tai pečinimą aš rekomenduočiau, kad turi būti pilnas automatizavimas, išskyrus tas išimtis, kur, sakykime, yra tam tikra kritinė sistema, reikia workaroundą daryti, pirmą supečinamą į testavimo aplinką, o tada į gamybinę aplinką, bet tai turėtų būti automatizuotas įrankis. Ir skanavimo metu turbūt tikrinti, ar nėra nesaugios gamintojų nepalaikymus neatnaujintos programinės įrangos. Su sprogomis patarimai, čia labai daug turim patirčių iš to, kad ateina kokie paslaugų teikėjai, sako, viskas prasideda nuo skanavimo. Mes sakom, kodėl reikia sužinoti, kokios yra saugumo spragos. Bet kaip mes sakom, skanavimas tai yra pasitikrinimas, ar veikia atitinkami procesai. Programinės įrangos, pakeitimų, slaptažodžių valdymo, kriptografijos raktų ir taip toliau. Tai jeigu pas tavę tie procesai neveikia, skanuodami tu pastoviai gausi tas pačias klaidas. Tai jeigu reikalauja 2 kartus per metus, tai nereiškia, kad nieko galit nedaryti, pasiskanuoti 2 kartus per metus ir susitvarkyti saugumo spragas. Kaip aš sakau, vieną kartą prasiskanuoji 365 dienas meldiesi. Atskirais atvejais, kai yra kritinės sistemos, kai yra e-shop ir taip toliau, turėtų būti iš principo nuolatinis skanavimas. Viena vertus pečinimas, antra vertus nuolatinis skanavimas, spragų šalinimas ir taip toliau. Ir turbūt kritinių spragų šalinimui nustatyti laikus, vidutinės spragom šalinti, pasirengti atskirą planą ir turbūt skanavimu lyginti ir žiūrėti, ar nesikartoja saugumo spragos ir ar patobulėja vieni ar kiti procesai. Čia būtų svarbiausi reikalavimai. Dėl fizinės saugos turbūt keletą tokių patarimų, tai yra pasirengti patalpų sąrašą, suskirstyti kategoriją, atlikti serverinių tinklo įrangos patalpų fizinės saugos auditus. Kartais turbūt ir pas mus trūksta žinių arba pas kai kuriuos CISO trūksta žinių dėl fizinės apsaugos, kaip turi būti įeigos kontrolė, kokia turi būti saugos signalizavimo kontrolė, vaizdo stebėjimo kontrolė ir taip toliau. Tai tam trūkstant geriausias patarimas paslaugų tiekėjams nustatinėti, kad jie pateiktų reikalavimus Tier 2, Tier 3, nes pagal šitos standartus yra pakankamai aukšti reikalavimai ir ten greičiausiai bus įgyvendinta viskas pilna apimtimi. Ir DRP pratybomis tikrinti, kaip užtikrinama fizinė apsauga. Vienas iš pavyzdžių, esam turėję netgi fizinės saugos tam tikrus auditus ir atvažiavus audito dieną netyčia iš tiesų dingo elektra. Ir mes ateinam, apsaugos darbuotojas sėdi poste, niekas neveikia, jisai sėdi poste, mes sakom, ką tu čia darai. Jisai sako, laukiu, kol elektra atvažiuos ir pajungs. Ok, o duris visos atdaros ir taip toliau. Tai mes sakom, tai gal vis dėlto tu ne poste sėdėk, o eik prie pagrindinio įėjimo ir tikrink, kas įeina, kas išeina. Tai jis paklausė mūsų patarimo, po to audito buvo pakeista apsaugos kompanija. Tai DRP pratybos irgi labai aiškiai gali identifikuoti, kokios vis dėlto yra ir to pačios fizinės saugumo spragos. Kriptografiniai raktai, slaptažodžių turbūt daugiau nekalbėsiu, atitikties vertinimo ir taip toliau. Ir paskutinė slaidė dėl XI sistemos. Tai turbūt jau daugelis yra prisijungę, tie, kas neprisijungė, prisijungs prie sistemą, įves įmonės vadovą, suves duomenis apie kibernetinio saugumo vadovą, saugumo operacijų centro. Ir jeigu jūs padarėt prieš tai visus žingsnius, kuriuos aš sakiau, kad suvedėt informaciją apie politiką, suvedėt informaciją rizikų vertinimo, veiklos tęstinumo plano išbandymas, NKS akimis jūs atitinkat 100%. Yra GRC modulis, kuris aiškiai rodo, kokia organizacija ką susitvarkė. Bet čia mes suprantam, kad tai yra kaip ta vadinama dokumentinė tam tikra atitiktis, bet kita vertus labai aiškiai parodo NKS, kad jūs esate tas vartotojas, kuris yra susitvarkęs. O visa kita priklausys, kiek veiks kiekvienas iš prieš tai aprašytas procesas.
Kas dar patartina ir netgi NKS puslapiuose sakė, suveskite maksimaliai visą informaciją apie IP rėžius, apie programinę tinklo įrangą ir taip toliau. Tai leis jums pušinti informaciją NKS, jeigu jie suras Darknet ar kitur tam tikrą informaciją apie jūsų pažeistus, sakykime, tam tikrus galbūt portus arba tam tikras saugumo spragas, netgi gali siūsti informaciją apie tai, kad viena ar kita programinė įranga yra turinti tam tikrų saugumo spragų. Tai tas yra svarbu ir plus susiveskite ir papildomus duomenis. Tai turbūt tą palengvins tą darbą NKS, kai bus aišku, ar atliktas atitikties kiti vertinimai ir incidentų valdymo metu arba netgi tyrimo metu jau NKS bus lengviau jų žiūrėti. Ir turbūt kiti privalumai mokymai, patikrinimas programinės aparatinės įrangos, netgi tam tikri tinklalapių programinio kodo skanavimai, sandboxai yra labai daug, ką galite pasiimti iš NKS XIS įrankio, jeigu tinkamai jo naudotis. Tai va turbūt iš mano pusės tiek, kaip aš sakiau, tų temų yra labai daug.